Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Žurnasis Lapinas ir, galbūt jūs ir nepastebite, bet man taip pat patinka naudoti resursų paketus. Tai kaip matote, šitas kirvis ir šitas kardas, jis tikrai nėra, jis neatrodo taip tiesiog, kaip atrodytų paprasta Minecrafto žaidime. Bet problema, kurią aš čia bandau išspręsti šiandien, tai yra ta, kad, sakykime, Minecraft'e mes žaidžiantis ir tik tai savo, galime susijungti kelis Minecrafto resursų paketus ir pasidaryti, kad, pavyzdžiui, turėtumėt savo nemirtingumo totemą ir, sakykime, kokį nors gražesnį kardą. Bet jeigu jūs norite tą padaryti, sakykime, serveryje galima naudoti tik vieną resursų paketą. Tai šiandien mes pasimokysime, kaip sujungti du resursų paketus, kad, jeigu mes norim tiesiog padaryti, kad serveryje būtų vienas kažkoks resursų paketas, kur žaistų draugai ir, visi turėtų viską vieną ir tą patį ir matytų, sakykime, ir kirvius tokius įdomius ir kardus, tai, reikia kažkaip sujungti kelis resursų paketus. Tai prieš pradedant pamoką paprašysiu paspausti mygtuką patinka ir prenumeruoti Red Fox Cloud kanalą, ypatingai jeigu tau patinka mano pamokos ir jau žiūri ne pirmą mano pamoką. O dabar keliaujam mokytis, keliaujam. Gerai, tai kaip matote, štai čia turiu 3 net resursų paketus, tai vienas yra mano totemas, kitas yra tie daiktai, kuriuos matėte, tas kirvis ten ir kardas, ir štai čia dar yra tokios knygos, tai tas knygas aš irgi parodysiu vėliau žaidime. O ko mums reikia? Tai mums reikia tik tais naršyklės ir būtent štai šio puslapio, kuris, merge.elmakers.com. Tai, žodžiu, šitas puslapis bus aprašyme, tai tiesiog užeikit, paspauskit nuorodą ir iškart jums čia jį įdės. Tai ką čia reikia padaryti? Tai tiesiog pasirinkti vieną resursų paketą, tai aš dabar tą ir padarysiu netrukus. Ir kaip matot, jis va čia atsirado, tada spaudžiu antrą pasirinku ir kai pasirinku, automatiškai iš karto padaro. Ir štai man jau atsiunčia, sulietą, pasakykim taip, resursų paketą iš 2. Ir kai jau atsisiuntėt, grįžtat į žaidimą, tada spaudžiat escape mygtuką, spaudžiat nustatymai, resursų paketai ir štai čia paspaudžiat open pack folder arba atidaryti resursų paketo aplankalą, kažkas tokio. Ir ką ten reikia padaryti, tai tiesiog atsidarys toks langas ir įkelsite tą atsisiųstą failą, niekaip jo neišskleidinėkit, kaip matot, jis turi būti .zip. Ir, dabar man rodo, kad jis nėra palaikomas, bet čia yra dėl vieno resursų paketo, nes ten tiesiog nėra iečių, bet jis veikia. Tai jo, žodžiu, kai šitą įsikelsit, tai štai čia bus kažkas panašaus, bus irgi parašyta merget, nebent pervadinot kažkaip kitaip. Tai ką belieka padaryti, tai tiesiog įsidėt ir paspausti atliktą. Ir kaip matot, jau yra įdėtas mano sulietas resursų paketas. Kaip matot, turiu ir kardą, turiu ir keistą kirvį ir turiu totemą savo. Tai reiškia, kad veikia. Reiškia, kad šitą, tarkim, sulietą resursų paketą galima būtų naudoti į serverį. Ir visi taip pat turėtų lapino totemus ir tokius kirvius. O taip pat turėtų ir knygas, kurias aš būtinai sakiau, kad jums parodysiu. Tik man jas reikia surasti pirmiausiai. Štai va, kaip matot, tokios įdomesnės knygos. Tai va, kaip matot, šiek tiek kitokios knygos. Bet, labai gražiai atrodo, man labai patiko. Tai tokia ta trumpa pamoka iš Lapino. Jeigu jums patiko, būtinai paspauskite mygtuką patinka, būtinai prenumeruokite Red Fox Cloud kanalą. Jeigu mane žiūrit kur nors kitur, būtinai paspauskite širdelę arba pasiekite Red Fox Cloud. Su jumis buvo aš, Žurnasis Lapinas. Ir tikiuosi, kad kažką gero išmokot ir kad... Žinau, kad neparodžiau, kaip įdėti į serverį, bet yra padarytas jau video apie tai tiesiog nueikit ir parašykit, kaip įsikelti resursų paketą į serverį Red Fox Cloud. Viskas. Ate.